Ne, nu, čia įdomus sprendimas Vitalijaus. Jisai, kaip sakant, atiduoda savo varžovui, savo kolegai skolą už prieš tai padovanotus 4 taškus. Ir štai Vilius gauna situaciją. Taip, 6 taškai jo sąskaitoje. Aišku, labai sunkus buvo, nedėkingai stovėjo tas raudonas, sunkus susivedimas. Nu. Štai vienas dar raudonas yra, kurio aš nemačiau, ant jo Vilius ir žaidė, teisingai. Tai puiku, dabar 7 taškai. Geras susivedimas ant mėlynojo rutulio. Taip, po truputį Vilius. Štai su teisingu sūkiniu buvo, aišku, truputį per stipriai, tačiau vis tiek raudonas rutulys yra mušamas į kairę kampinę kišenę. 12 taškų. Štai 13 taškas jo Viliui. Negalima duoti tokių dovanėlių, kokias Vitalijus suteikė. Taip, dabar 16 taškų Viliaus sąskaitoje. Breikas. Nu ką, yra mušimas geltono, bet aš nežinau, labai sunkus. Praktiškai, įsivedimas ant žalio tikrai sudėtingas. Ir pridėjau 31 taškas bendroj sumoj Viliaus ir jisai priartėjo prie Vitalijaus. Štai jisai mušė. Įmušė šį sudėtingą, tikrai sudėtingą rutulį ir mato geltoną. Puiku. 18 taškų breikas. Jo, bandė sulaikyti su apatiniu sūkiniu. Ir rezultatas tampa 33-40. Vilius tikrai grėsmingai priartėjo prie savo oponento ir padarė dar snukerį dabar. Vitalijus puikiai išėjo ir nieko nepaliko. Tikrai puikus smūgis, puikus išėjimas iš snukerio. Buvo didelis pranašumas, bet štai Vilius sunkiai iš visų pakampių krapštė ir surinko 18 taškų breiką ir priartėjo prie Vitalijaus grėsmingai. Dabar vyks taktinė kova, visi rutuliai prie bortų. Rožinis prie borto, rudas irgi. Čia Vilius atakuos, aišku, neįmušė. Ir nesėkmė, krenta baltas rutulys, Vitalijaus sąskaita. Rašom 4 taškus. Ir Vitalijus gauna, kas blogiausia Viliui situacija. Dabar žalias tikrai yra mušamas, rudas dėkingoj irgi padėti, ir mėlynas, ir praktiškai jau freimo pabaiga. Taip, 7 taškai Vitalijaus sąskaitoje. Yra. 12 taškų dasideda Vitalijus ir jau Viliui reikia snukerio. Ramių smūgių jisai priridena prie lūzos. Vilius pripažįsta Vitalijaus pergalę 1-0.
Bet mes, žinodami Viliaus lygį, jo didžiausius breikus, charakterį, žinom, kad jisai nenusileis ir manau, mes išvysim tikrai įdomų žaidimą. Vitalijus yra patyręs žaidėjas, jau daugelį metų žaidžia visas biliardo disciplinas. Čia buvęs ir universalaus žaidėjo turnyro nugalėtojas. Ir jo asmeninis breikas yra virš 50 taškų. Taip, kad susitiko du rimti varžovai. Apie Vilių Šultę mes irgi daug ką žinom. Jisai jau čia laimėjo vieną iš paskutinių reitinginių turnyrų, KN klubo taurė. Ir stebim žaidimą. Čia netikslus atsižaidimas, jo Vilių tai palikti negalima. Netikslus smūgis. Štai situacija. Na, aišku, sunku čia labai surinkti didelę taškų seriją, bet yra čia keli raudoni rutuliai atskilę nuo krūvos. 6 taškai. Ir štai yra tas kampinis, jeigu švelnių smūgių jį mušant, tikrai galimas įsivedimas ant juodojo rutulio. Taip, Vitalijus taip ir daro. Ir viskas gerai, juodasis eina rutulys. Taip, dar 8 taškai. 14 taškų serija. Yra mušamas, bet Vitalijus nepasiliko kampo, dabar jisai toksai kaip ir tiesus yra. To labiau juodas dar neina. Štai smūgis, aš nežinau, Vitalijus bandė nuo borto pasimušti, pasidarė savo snukerį. Tikrai labai nedėkinga situacija, reiks turbūt į mėlyną taikyti. Ir štai ta 14 taškų serija gali baigtis. Pataikė. Vitalijus nepasisekė jam išsivesti sėkmingai ant raudonojo rutulio, kad būtų kampas, kad jisai galėtų išeiti ant mėlynojo rutulio ir teko imtis tokių drastiškų priemonių, kaip sakyčiau. Gerai. Jam pavyko išeiti iš snukerio, kurį pasistatė pats savo. Puikus atsižaidimas. Viską Tomas rašyk ir nebejung. Puikus Viliaus atsižaidimas. Puikus Vitalijaus atsižaidimas, jisai žaidė nuo trumpojo borto, puikiai atsižaidė ir dabar vėl priglaudė baltąjį rutulį prie trumpojo borto. Štai čia manau yra Viliaus klaida. Nebent jam pasisekė, jeigu ne vienas raudonas rutulys neina, tai tikrai čia sėkmės faktorius, nes atsižaidimas buvo netikslus.
Ir tikrai Vilius taip nenorėjo, kad baltas rutulys atsistotų tokioj pozicijoje. Nu štai Vitalijus atsižaidinėjo. Puikiai atsižaidė už žalio, puikiai, tikrai. Tikrai gerai, protingai, atsakingai žaidžia Vitalijus. Vilius turi problemų. Jisai atakavo, bet iš tos atakos tikrai nieko gero nebūtų, nes jisai nematytų kažkokios pratęsimo, nebūtų atakos, būtų grinai pavienis smūgis. Yra ataka į centrinę kišenę, dėja netiksliai ir situacija pereina į Viliaus rankas. Netikslus smūgis. Vilius atakuoja. Rezultatas ne jo naudai, bet situacija dabartinė ant stalo yra jo naudai. 7 taškai. Dešimt taškų serija yra tikrai dėkinga situacija. 11. Rudas laukia savo eilės. Penkiolika taškų serija. Vis po truputį Vilius tolsta nuo. Reikėtų kažkaip susikaupti ir grįžti į tos lengvesnius smūgius, nes su kiekvienu smūgiu vis darosi sunkesni rutuliai ant stalo. Štai ir baigėsi serija. Šešiolika taškų Viliaus sąskaitoj.
rezultatas lygus. Nepavyko Vitalijui įsivesti. Tenka mušti vėlgi sunku raudoną. 7 taškai jo sąskaitoje. Jisai kol kas pirmauja. Aišku, manau, prieš susitikimą, jeigu paklaustum žmonės, kurie stebi Lietuvos snukerio reitingus ir įvykius, kurio žaidėjo pranašumas, manau, daugumas pasakytų, kad pranašumas yra Viliaus pusėje. Taip. Pranašumas yra Viliaus pusėje pagal didžiausią savo surinktą seriją, pagal tarptautinių turnyrų skaičių, pagal laimėjimus. Tačiau mes nepamirškim, kad Vitalijus yra tikrai patyręs žaidėjas ir štai jis tai rodo puikiu žaidimu, tikrai drausmingai atsižaidinėdamas ir išnaudodamas bent menkiausią situaciją, jisai po truputį rodo savo pranašumą. Štai 4 taškų serija dabar. Kol kas. Čia nesėkmė, nežinau. Tikrai taip lūzoje sustojo rutulys. 4 taškus į savo sąskaitą įsirašo Vitalijus. Skirtumas, aišku, nedidelis. Situacija Viliui labai dėkinga. Ir Vilius pradeda ataką. Nežinau, kažkaip tai nesusikoncentravęs ir ganėtinai pasyviai, jisai taip įmuša 7 taškus ir viskas. Trumpas imkit. Aš mesgi nepatikau. Štai Vilius daro snukerį ir tikrai neblogą snukerį. Yra Vitalijus pataikė, yra ataka į centrinę kišenę. Bet yra nepatogu, kadangi giliai iš kišenės reikia mušti tą rutulį, ir štai sutrukdė tai Viliui. Manau,
ganėtinai dėkingas buvo rutulys į apatinę kairę kišenę. Nu, ataka nepavyko, tačiau baltas rutulys prisiglaudė prie ilgojo borto ir taip sunkina, aišku, Viliui ataką. Jeigu būtų nors 10 cm ar 5 cm nedarėdėjęs, tai jisai be abejo atakuotų šitą apatinį raudoną. Nuo to tolimojo raudono yra atsižaidimas. Arba Vilius gal ir bandys į tą tolimąją kairę kišenę mušti. Ne, jisai centrą bandė įmušti. Nu, sunku pasakyti, ką jis norėjo atlikti šio smūgių, bet faktas tas, kad pastatė raudoną rutulį į centrinę kišenę ir Vitalijus dabar atakuoja. Nu štai, išsivedimas ant žaliojo rutulio. Yra puikus patraukimas, kiek įmanoma arčiau prisitraukti prie šito kampinio raudono, tada nuo jo galima išsivesti ant šito mėlyno arba juodo, arba jos pasimušti netgi. Patogiau pastatant prie lūzos, prie kišenės, kadangi reikia vis tiek galvoti apie tą paskutinį raudoną rutulį, kuris yra prisispaudęs prie trumpojo borto. Nu, dėja, Vitalijus netikslus, nu, bet ir štai vėl sėkmė. Kadangi raudonas rutulys eina į centrinę kišenę, bet baltas prisispaudęs prie borto. Tai vėl labai apsunkina įmušimą. Tai įmušimą, tai dar, kaip sakant, galima ir įmušti, bet tai apsunkina ir išsivedimą. Nu štai dar kartą tai įrodo eilinį. Ir Vilius netikslus. Rezultatas labai slidus. Nė vienas varžovas ryškiau neįsiveržė į priekį. Vilius daro snukerį. Nu, puikiai Vitalijus išeina iš šito snukerio ir nepalieka nieko mušamo. Nu, Vilius galėtų bandyti vėl daryti snukerį, bet čia žiūriu nesėkmingai kažkaip tai. Na, štai būtent, kad sėkmingai. Pradžioje atrodė, kad baltas kris į apatinę kišenę, bet dėja, lietęs du kampus jisai sustojo. Na ir dabar Vitalijaus atsakymas. Teisingai, baltas prie kišenės tolimosios ir prie borto trumpojo. Vilius beatodariškai bando atakuoti. Nu ir štai snukeris gavosi. Tikrai netyčinis snukeris, apie tai Vilius net negalvojo. Nu, kol kas Viliui sekasi. Vitalijus tikrai puikiai išeidinėjo iš snukerio, bet tik jisai naudojo vieną bortą, pasiekoje to ir gavosi tas. Ta nemaloni situacija, kad raudonas atridėjo prie tolimos kairiosios kišenės ir čia Vilius turi situaciją. Nu, nežinau, įsivedimas tikrai prastas ir dabar sudėtinga rožinį reikės mušti.
Vilius ilgai taikosi. Ir nepataiko. Vienas taškas. Na, dabar Vitalijus turi ataką. Geltonojo rutulio. Žalias ganėtinai dėkingoje situacijoje. Nu, aišku, rudas tikrai sunkus, mėlynas irgi. Man atrodo, mūsų laukia ilga pabaiga. Nu, puikus smūgis Vitalijos ir žiūrėkit, yra kampas išsivesti arba pasimušti rudą į rutulį. Štai, nu, tai ir bandė daryti Vitalijus, nu, nesėkmingai. Nu, 2 taškelius susirašė į savo sąskaitą. Prieš tai matėm Vitalijos nesėkmingą smūgį, nu, dabar balto kontrolė tikrai silpna ir Vilius įmuša baltąjį rutulį, tuo pačiu padovanodamas Vitalijui 4 taškus. Vitalijus įmušė žaliai rutulį. Ir po truputį tolsta nuo savo varžovo. Vitalijui reikia dar rudo ir mėlyną rutulio. Mėlynas tikrai stovi nedėkingai situacijai. Dabar varžovai keičiasi atsižaidimais. Išėjimo įmušant rudą tikrai nėra. Na ir štai, turbūt vėlgi bus lengvas Vitalijui rutulys. Jisai stovi kaip tik tolimoj kišeniai. Tokie ganėtinai keisti smūgiai pavieniai, kas nebūdinga Viliui. Turbūt daugiau patyręs varžovas jį privertė jaustis nejaukiai. Jisai nesitikėjo tokio pasipriešinimo iš Vitalijaus. Arba ganėtinai tokio aukšto lygio ir protingo žaidimo, sakykim taip. Štai dar 4 taškai. Na ir Vitalijui frimbolas. Jisai nemušė, jisai sužaidinėjo ir tikrai teisingai padarė, kadangi jisai rutulys buvo labai sudėtingas. Na štai Vilius sega mėlyną į rutulį. Štai juodai. Skirtumas buvo 15 taškų. Ir Vilius vis dėlto išplėšė pergalę. Ko gero. Nu tikrai, neįtikėtina, bet tai faktas. Vitalijui trūko tik 1 rutulio, Viliui 3. Ir jisai juos susirinko. Nu, šaunuolis. Ir tai buvo tikrai labai svarbus freimas, kadangi Vitalijus ir taip laimi rezultatų 1-0. Tai
Na štai prasideda trečiasis freimas. Nu, Vilius tikrai parodė susikaupimą, šaltus nervus, kadangi mėlynas rutulys tikrai buvo sunkus, kada jisai mušė ir jam reikėjo susirinkti visus tris, jie stovėjo ganėtinai nedėkingai ir jisai mušė ir susirinko tos 18 taškų ir privertė pasiduoti savo patyrusį varžovą. Rezultatas tapo 1-1. Na štai tikrai Vitalijaus klaida. Prieš tai Vilius nepataikė juodo gero rutulio, o dabar Vitalijaus irgi neįmušė raudoną, praskleidė viską. Buvo pamušimas, jisai ruošiasi, dirba savo serijai. Ir po netikslaus smūgio viskas liko Viliui. Žiūrim, kaip šią situaciją pasinaudos Šultė. 8 taškai jo sąskaitoj. Devyni. Situacija dėkinga ir žinotami mes, kai Vilius moka rinkti seriją, tai galim tikėtis neblogo breiko. Vilius tikslus, 14 taškų. Aišku, dabar nelabai patogus smūgis, tačiau jeigu jisai įmuš ir išsives ant juodojo, tada jau bus viskas paprasčiau. 15 taškų Viliaus sąskaitoje. Įsivesti ant juodo, aišku, pavyko, bet nelabai sėkmingai, aš nežinau. Tai štai Vilius dabar ir galvoja, ką čia gero nuveikus. Vis tiek reikia mušti šį juodą rutulį. Yra ir buvo. Yra situacija, 20 taškų serija. Į centrinę kišenę yra puikiai ataka. Štai, serija ir baigėsi, tačiau rezultatas Viliaus naudai. Pirmą kartą šiam susitikime. Štai Vitalijaus atsakymas. Pirmas taškas yra. Kaip tik yra kampas pakelti baltąjį rutulį. 8 taškai. Ir dėja serija nutrūksta. Ten yra turbūt, kaip tai vadinamas tačimbolas, baltas liečiasi prie raudonojo ir Vitalijus atsižaidinėja, palikdamas apatinį rutulį. Tikrai Vilius atakuos 100%. Tai 8 taškai Viliaus sąskaitoje. Tikrai situacija dėkinga, visi raudoni išsirikiavę, praskleisti, juodas ant savo taško. Aišku, gal ir sunku seriją daryti vien per juodą rutulį, bet tai vis tiek.
Situacija tikrai dėkinga. Na, štai Vilius paėmė kijų į kairėje ranką. Nu, ir nemanau, kad jisai norėjo išsivesti į centrinę kišenę tą juodą, tačiau kito pasirinkimo nėra, tenka atakuoti. Ir Vilius netikslus, 9 taškai. Prisideda prie Viliaus turimų 20. Šešiolikos taškų serija. Ir dar krenta 17. Ir bus snukeris. Teisingai 17 taškų. Ir snukeris. Ir štai Vitalijaus klaida. Ir matyt, Vitalijus jau susitaikė su pralaimėjimu, nes situacija tikrai dėkinga Viliui ir matyt padarė psichologinį poveikį prieš tai praloštas freimas, kada Vitalijus laiminėjo 15 taškų skirtumą, ant stalo buvo 18 ir Vilius tikrai parodė savo aukštą meistriškumą, susirinko visas tas 3 spalvas ir išplėšė pergalę, kuri sulygino susitikime rezultatą. Nu, dar yra 2 raudoni rutuliai, štai Vitalijus muša. Išėjimas tikrai sudėtingas ir nepavyksta atsivesti iki raudonojo rutulio.
Na štai skirtumas didelis. Vitalijus bando daryti snukerius. Šiek skaičių. Ne Vitalijus? Ne, suprantu.